Gruodžio 18. Viešpats yra mano padėjėjas, aš nesibijosiu. Ką padarys man žmogus? Laiškas Hebrajams 13 skyrius 6 eilutė. Jei norime gyvenime tinkamai elgtis, sugebėti priimti gyvenimo išbandymus ir sunkumus, kai jie ateina ir priimti juos tinkamoje dvasioje, nurodytoje Dievo dvasioje, kuri džiaugiasi varguose, ir pripažįsta tuos išmėginimus kaip džiaugsmingus, reikėtų mums atsikratyti bet kokios baimės prieš žmogų, baimės, kuri mus paralyžiuoja ir tampa mums pastais. Mūsų viešpaties nurodymas yra bijoti Jehovos, o ne mirtingų žmonių. Teisingieji yra drąsūs kaip liūtai, švelnus kaip balandžiai ir nuolankus kaip avinėliai. Šios išskirtinės ypatybės sujungtos kartu turėtų būti pas kiekvieną krikščionį. Ir abejojame, ar jas galime rasti kur nors kitur. Ši eilutė turi vieną iš brangiausių užtikrinimų mums, kad ištikimiems viešpats suteikia pagalbą tuo metu, kai jie patiria opoziciją ir priešiškumą iš žmonių pusės. Žmonės daugiausia ką gali padaryti, tai užmušti kūną, bet negali sunaikinti naujos širdies, proto ir valios, kas bus atkurta, pažadinant iš numirusiųjų. Ir dar daugiau, viešpats nustatė ribą jų opozicijos mūsų atžvilgiu, kadangi jiems skiriami žodžiai toliau neisi. Viešpats neleis, kad mums ką nors padarytų, nebent panorės mus gerai išlavinti, o tai išeis į naudą mūsų naujoms širdims, protui ir valiai. Dangiškasis tėvas daug kartų tai parodė, suteikdamas mums pagalbą žmonių opozicijos metu. Nesvarbu, ar priešiškumas ir opozicija atėjo iš bažnyčios, valstybės, kapitalo, darbo, pasaulio, šeimos ar visuomenės pusės. Kartais atrodė, kad jo pagalba ilgai neatėjo, bet visada atėjo tinkamu laiku. Kaip tai užtikrina šis tekstas? Tas užtikrinimas, paremtas Dievo apvaizda mūsų gyvenime, duoda mums drąsos iškenčiant nuo nusidėjėlių priešiškumą, nukreiptą prieš mus. Klausimai. Kaip Dievas padėjo man šią savaitę? Ar žmogus stengiasi mane įbauginti? Kaip Dievo pagalba padėjo man nugalėti žmogišką baimę? Viešpats yra mano padėjėjas, aš nesibijosiu. Ką padarys man žmogus? Laiškas Hebrajams 13 skyrius 6 eilutė.